Labą rytą. Jau sveikinuosi iš Pašvenčio poilsiavietės. Gal pirmą apžvelkim poilsiavietę ir tada eisim prie įvykio. Čia mes apsistojom vakar. Pomžiuką bandėm pasikurti, bet degtukai užšlapė, tai nebeužkūriau. Ten Afrika stoja. Šiaip labai graži vieta. Užtvankėlė, maudytis galima. Yra netgi rozetė su saugikliu, gali pasiimti ir pasiimti krauti. Dabar sėdim, laukiam, kol pasikraus telefonai dėl navigacijų, biškį batereikų pasikrausim. Eini pasijungi, pasikrauni telefonus, baterijas. Supynės yra, dar viena laužavietė. Abi yra laužavietės, netgi 3 šitoj vietoj. Pavėsinė yra labai graži. Pasisup, ten tualets, ten dar vienas tualets. Žodžiu, yra labai faina vieta. Iš tikrųjų labai tokia rami pailsėti. Tai figienai. Išdrožinėta. Va, ta trečioji laužavietė. Suoliukai. Čia į tą medį garantuotai žaibas buvo įkirtęs. Pažiūrė. Eina, sauk pakrona. Na va, o čia lieptelis. Štai koks vaizdas nuo lieptelio. Na, o grįžtant prie istorijos, vakar net nebenufilmavau daugiau, todėl kad mes, sakiau, kad susitiksim stovyklavietėj, bet nebeišėjo, nes taip sutemo ir buvo jau labai tamsu, todėl kad važiuojant jau į stovyklavietę, jau susiradau tą stovyklavietę šitą ir žiūriu, kad Afrikai užsidegė lemputė kuro, tai yra raudona, o kai užsidega kuro lemputė raudona, tai dar yra bake 4 litrai, kur galima iki 50-60 km nuvažiuoti su 4 litrais iki degalinės. Tai netgi varėm iki Tauragės ekstra 20 km įsipilt kuro, nes visą dieną vakar nebepylėm kuro, tik prieš važiuojant įpyliau kurą, prieš Rusnę ir daugiau nebepyliau. Tada varėm, tada grįžom atgal į šitą stovyklavietę. Ir tik atvažiavus čia į vietą, pasižiūrim kažkokie ženklai, šlagbaumas yra tarsi privati vieta, tokia tarsi privati valda ir tokia galvom, nu ką čia dabar, ar galima čia iš vis važiuoti ir jeigu yra mokama, tai kaip čia susimokėsim, taigi jau naktis, kas čia bepriims, tai tokie suabejojim iš tikrųjų, nes yra gražus parkingas, yra čia namelis ir toks ūkinis pastatas ir mes galvom, čia iš viso gal iš vis net negalima, bet yra pažymėta vieta poilsiavietė. Tai, nu, sakom, sukamės, tai apsisukom ir ten važiavom grinai toliau. Pabandėm važiuoti, ten keletą sodybėlių pamatėm ir toliau gilyn į mišką varėm. Ir žiūrim, kad, nu, kažkaip nieko, ten tik miškelis. Ir tada, blemba, sakom, reikia kažką galvoti. Jau buvo 10 valanda vakaro, jau buvo tamsu, jau nieko nebebuvo ką matyti. Ir tada
nuvarė į tą miškelį gilins, sakau, nusukamės, tikrai čia nieko nėra ir tada reikia kažką galvoti. Tai apsisukom atgal, davažiavom iki sankryžos ir pradėjo Jurgita pagūglino atsiliepimus tos poilsiavietės, tai pasižiūrim, kad galima į tą poilsiavietę važiuoti, jinai yra nemokama ir sakom, nu ir varom, jeigu reikės ir susimokėsim, koks čia skirtumas, žinai. Ir tipo atvarėm, išsipakavom viską, tai jau buvo, sakau, vėlų labai, nebebuvo ką matyti, dar netgi laužą pasikūrėm, pasikėpėm dešrelių, zefiriuką aišku, tada ir nuėjom miegot, nes jau buvom labai pavargę, dar ryte netgi lyjo, tai žodžiu, buvo labai linksma. Ai, dar plus, kad naktį labai daug gyvūnų čia yra, tai girdis visokių garsų, povus kažkas augina, tai tikrai girdėjom po gaidžių, po to girdėjom to kakarikavimą. Taip pat naktį netgi atvarė paraižytą aikštelę. Nu, čia jau labiau ryte, kažkur 4-3 ryto. Pradėjo raižyti tą aikštelę, o teritorija tai stebima kamerom, yra ženklas padėtas. Tai kažkas padraskė saulyčių ir išvažiavo. Nu, tai sėkmės. Viskas yra su kamerom. Nu, tai žodžiu, va tokie nutikimai kažkokie. Ir dar tada ant ryto taip staigiai pasipylė lietus, nors dabar šviečia saulė. Ir blemba, galvoju, reikia Afrikai dengti, bet išlendu į lauką, nėra taip, ne taip stipriai lyja. Ir tada galvoju, nu blemba, viskas yra okei tada. Tai va tokia istorija, kad nieko nebepafilmavau, todėl kad nebeišėjo, jau buvo per tams. Plus vakar įveikėm 50 kg nuo Rusnės jau ekstra, 5 kg įveikėm iki to pirmo objekto, kur varėm, ir tada dar 20-30 kažkur, apie 80 kg vakar įveikėm, o palei planą turėjom įveikti apie 100 arba 150. Nu tai žodžiu, nedavažiavom iki tos vietos, kur mes turėjom davažiuoti, stovyklauti, tai viskas yra okei. Šiandien važiuosim daugiau, bet kodėl sakau tiek kilometrų, nes aš neskaičiuoju tos kelionės dabar iki Rusnės, nes man iki Rusnės yra 188 km. Tai aš skaičiuoju nuo Rusnės, kaip važiuosim iki pat Druskininkų, visus tos kilometrus. Ir dar plus ekstra iššovėm kem kilometrų, nes iki Tauragės ir atgal 20 kg buvo. O kaip atrodo Aragonas po vakar žvyrkeliu. Nieko ypatingo, tiesiog labiau apdulkėjęs. Čia yra tinklas, ant ko laikau palapinę ir miegmaišius. O čia yra tie šniureliai, ant ko laikau kuprinę, mūsų drabužiai ir powerbankai ir visa kita. Šiaip žiauriai fainai vakar. Gavus žvyrkelių, taip širdis atsigavo, nes galvoju, visą dieną važiuojam vos ne asfaltais, žinai, tai taip nuobodoka buvo. Tai gavau žvyrkelį, iš karto pradėjau cypauti iš laimės. Tai fainai buvo, labai smagi diena buvo. Ir čia dar tarzankė netgi yra. Yra kur išsimaudyti, tai yra laiptukas, lieptelis, jeigu reikia kam pašokinėti, jeigu noris. Ir tada judėsim jau iš vietos, nes reikia užsipirkti parduotuvėje maisto, kad būtų šiandien pietum vakarieniai, gal netgi ir pusryčiam kažką pasiimti. Ir tada tęsim kelionę ties kur užbaigiam, nes reikia važiuoti. O dabar tiesiog laukiam, mėgaujamės ir būnam tiesiog. Fainai. Tai kas būsit netoli Tauragės į Pašvenčio poilsiavietę, rekomenduoju atvaryti. Žiauriai faina vieta. Pailsėt čia, aфиgenai, netgi yra, sakau, visi patogumai, šiukšlinės, rozetės, tualetai, taip, ko daugiau galima norėti. Tai va, dabar laukiam. Ir filmuosim šiandien dar daugiau visko, savo kelionę palei Nemuną. Tai esu labai užsivedęs ties to reikalo, nes labai laukiau ilgai šitos kelionės, planavau ilgai, nes vis nesigavo atvykti, o dabar jau esam procese. Tai šiandien yra antroji diena ir taip atrodo mūsų rytas. Tai va, tai dabar dar pačilinam, palaukiam ir tuoj leisimės į kelią. Susitinkam keliai.
Nu ir viskas, išvažiuojam iš kempingo, paliekam švariai, jokių šiukšlių, susirinkę viską. Dabar, kaip ir sakiau, reikia iki parduotuvės paliekti, maisto užsipirkti, pavalgyti pietus ir tada leisimės jau į tolimesnę kelionę. Šiaip labai patiko vieta, faina. Ir vėl smagiai ant motociklo sėdim, graži diena prieš akis. Ir kilometrui tiesiog laukte laukia, kaip mes juos įveiksim. Neveikiam taip, kad kuo greičiau būtų, o važinėjam taip, kad pasimėgaut kelionę. Taip gerai išsimiegojom, kad nebuvo problemų visiškai. Ir šiaip labai faini keliukai atvažiuoti buvo. Taip atrodo mūsų pietus. Esam Smalininkos. Labai graži vieta, praseisim, parodysim. Fainą vietą. Valgom. Va, pavalgėm. Žodžiu, sakau, reikia prasieiti šitą vietą, nes nesu buvęs čia tose Smalininkose pirmą kartą. Tai labai įdomu, kas čia kaip. Žodžiu, Smalininkai yra palei pat Kaliningrado sritį, ar ne? Tai jos kerta Nemunas, šalia yra jau Rusijos riba, nu Baltarusijos riba. Tai irgi, kaip ir į temą atvažiavom pasižiūrėti. Žvalgyti, nes sakau, blemba, labai graži vieta. Reiktų pasižiūrėti bent jau biškelį, dabar kadangi esam sustoję. Nes toj pat kimbam kilometrus, o čia dabar biškį vaikštam. Jau manau, kad jau ten turėtų būti nebe Lietuva. Vandens matavimo stotis. Tai šitą yra vandens matavimo stotis. Ką čia jau matuojam per vandenį. Reguliuojam, va, laivai visokie. O, čia plukdina, eiktų savo. Ai, ten dar Lietuvos ženklas matosi. Tenai dar Lietuvos ženklas, ten dar Lietuvos ženklas. Tai čia. Ai, va, čia užsibaigia. Ir varo ten toliau. Ai, tenai išsiskiria. Toliau išsiskiria, nes čia tokie kaip įtakai yra, ne? Kaip vaga. Ir čia vat galima nulipti pažiūrėti, žiūrėk, geras. Kaip maudyklėlė. Kaži, kas čia maudas. Atrodo tai gražiai. Smalininkus einantis pagrindinė Nemuno gatvė ties Vidkiemio virsta įspūdinga 1,3 km ilgio 300 metų ąžuolų alėja, vienintelė tokia ilga Lietuvoje. O. Prikolas. Tai ta gal alėja, kur matėm vakar? Ne, čia. Čia? Per Smalininkus. Nemuno gatvė. Okay. Žiauriai gražiai atrodo. Ok, pasivakščiam čiut, apsižiūrėjom apylinkės, to pačiu radom, kad yra ta ąžuolų alėja ilgiausia Lietuvoje. Tai jeigu jau esam prie vietos, reikia ją pravažiuoti, aišku. Kada kitą kartą čia galėtų važiuoti? Nežinai niekada. Varom, pasižiūrėsim ten pro Nemuno gatvę. Toksai trumpas nusukimas. Bet jeigu jau prie vietos, tai galima ir aplankyti. Na, manau, čia ir prasideda ta ąžuolų alėja. Čia auga medžiai turintis po 300 metų. Ir tiesiog galima pasimėgauti. Kilometrą 300 driekėsi šitą alėją, apsodinta ąžuolais.
Važiuosim pro Skirsnemunę į Panemunės pilį. Tai pirmoji pilis mūsų bus lankytina vieta. Are you ready to see somebody's need for speed? I can put our wings in the wind faster than you could ever believe. Are you ready to rock? Fun that don't ever stop. We are on a crash course of freedom that's running on as long as we want. Drive fast and let go. Hands up, wind blows. Soundtrack, stone cold. Sit back and turn it up, now here we go. Calling all my friends for the homeless. Revving up the engines, we ain't going nowhere sooner. Fast cars and wild hearts, a better life. Heading to the top, you'll see us. Trying to be the best, no secret. Never touch the brakes to keep it. Fast cars and wild hearts, a better life. Are you ready to move? Now that we got you loose, I can hear the birds waking early to saying that it's never too soon. So are you ready to rock? Fun that don't ever stop. We are on a crash course of freedom and we can go as long as we want. Yeah. Drive fast, let go. Hands up, wind blows. Soundtrack, stone cold. We'll sit back and turn it up, now here we go. Šaukštai. Kaip gražiai. Nieko čia nesibos. Gražus atvažiavimas buvo. Ten papras parkings ir buvo. Šis atvažiavimas afigienai. Va. Grinai pilis palei Nemuną. Čia pilis, čia Nemunas. Gerai. Kapojam riešutukus, žiūrėdami į pilį.
Tai į vidų. Bilietukus. Čia manęs galima atsigerti. Wow. Oi, kaip prato batų garsiai. Kaip namo duris girgžda. O čia jau lipimas į bokštą. Čia buvo bent 50 knygų, tais laikais buvo kosmiškas skaičius. Eina sa. Laiptai status, būk atsargiai. Nice. Su viena rankykė. Suprantate, kad aš taip pat uždirbsiu. Aha, gerai. Kaip kietai. Bokštė. Šiltas tokia prangėlė vaikščioti. Ten kažkas panėra. Dar laiptai. Atsargiai, čia. Aha. Jaučiu, kad paskutiniai, bet gal ir ne. Kur tu rait atsigulęs tais laiptais? Ir dar yra. Ja. Wow. Čia biškiai. O. Mes pačiam Ateinam į stogą. Wow. Kaip kietai. Eina, ši kaip kietai. O, Vau, čia žiūrėk. kaip gerai. Nemunas. Nemunas matot? Čia. Eik tu savo. Čia Blemba. Kokia kieta vieta. Aš jas stebiu. Prakaitusas. Gerai, reikia praeiti šitą praeitą. O, žiūrėk kamerą. I see you. Žiauriai fainai iš tikrųjų. Jeigu rimtai, verta apsieiti, apsižiūrėti, iš tikrųjų smagu ir gražu pažiūrėti. Gerai, leidžiamės į apačią.
Šitas pilis buvo nuo Panemunės pilies, tai 10 km, tai rekomenduoju. Labai faina. Ir dabar lipsim į bokštą. Irgi tai yra čia buvus, aš esu vėl pirmą kartą čia. Šita tokia autentiškesnė. Labiau tokia pilis. Ten ta labai aukšta, o šita labai tokia įdomi. Kokie ragai. Epiniai. Kokia ragų alėja. Eik tu, na. Aš čia gyvenime ragų vieną vietą nebuvau matęs. Čia kokie. Anomalija. Pats rečiausiai jaučiu. Kaime. Pažiūrėk čia koksai. Pliamba. Kur mes čia papuolėm? Joho. Šviečia koks ragas. Eina. Šit. Kiek čia elnių prikabinėta vargšų. Kokie epiniai ragai. Pažiūrėk. Kai nieks prie tų ragų. Eik tu savo. Aišku, kad būtų ne per mažai ragų, čia dar ragų. Ir čia dar ragų. Oh my god. Kas čia raudonvaris su tais elniais susijęs, tai čia gal daug elnių buvo? Čia koksai. Vau, tauriojo elnio ragai. Sidabro medalis. Pyk. Ten Brazausko. Čia literaliai Brazausko. Nu, savo. Eina, va. Čia dar. Nu, vaikosi. Eik, mažeikiai žiūrėk čia. Vilkaviškis. Pažiūrėk šitą. Ukmergė, Kelmė, Kupiškis, Telšiai. Čia. Kretinga. Zaras, Švenčinis, Trakai, Pakruojis. Oh my god. Iš visų miestų. Iš visur suvežti čia ragai. Stirniai. Čia visus stirnus nuvarė. Tuščiai, kiek daug. Šimtai stirnų. Oh my god. Pipiats. Jaučiu gyvenime tiek daug ragų nebepamatysiu, kiek čia pamačiau. Seini, Širvinta, Ukmergė, Klaipėda, Ignalina. Visur Pakruojis, iš visur suvežti. What? Čia kadangi mažai ragų, tai dar pristeikino daugiau. Čia dar kažkokie kambariai. Pažiūrėk. O, wow. Skuodas. Iš čia. A ne? Ai, čia įdantųjų. O. Aš jau pasiklydau. Tiek gyvenime ragų nesu matęs. Wow, įdomiai atrodo. O. Kiek ragų.
Norėčiau rankas nusiplaut, kaip man dabar ranką nusiplaut? Gal nesiplausiu rankų tada. Nesiplausiu rankų. Vau, Lietuvos medžiotojų žvejų draugija. Vau. Kiekvieną žiauriai įdomiai atrodo. Antras aukštas su elnių ragais, tai visur yra pavardės, tauriojo elnio ragai, visi žmonės primedžioja. Pilna tauriųjų elnių. Oh my god. Koridoriai kaip atrodo. Raudonas pilis. Lipta. Nemunas. Raudonės pilis aplankyta. Buvo žiauriai ofigiena. Ar verta buvo? Labai verta. 3 eurai žmogui. Tai 2 pilis aplankyti kainavo 8 eurus. Ir viena nuo kitos pilies yra 10 kilometrų. Ne taip toli. Tai ofigienai. Jeigu jau netoliese, tai jau verta aplankyti abi pilis. O mes varom toliau. Gerai, dabar varom į tą vietą. Čia tuoj pat bus nusukimas. Nežinau, ar aš apie šitą kalbėjau, bet pamatysim greitai. Jaučiu, kad apie šitą. Jo, apie šitą vietą. Pažiūrėkit, varom prie pat Nemuno. Buvo, pažiūrėk, koks keliukas bombinis. O, baby. O, taip. Čia yra kažkur nusukimas ten toliau. Na, o čia... Žiūrėk, galima pavažiuoti, matai? Pavažiuojam ten? Jo, varom. Smėliuko biškį gausim. O! Kai smėlis yra, reikia gazo duot. Eina savo dviesi smėlių. O! Nežinau. Varom. Labai sunku dviese valdyti.
Sulaikyčiau sunku. Eik, senočiat. Varom iš čia. Varom, frikėlė, varom. Varom iš čia. Eina, savo. Eina, savo. Išvažiavom. Eina, šikt. Ok. Be lagamino lengvai važiuoti. Ok. Oh my god. Su tokia manta, kas yra miegmaišis, palapinė ir kuprinė. Ir dar Jurgita ant galo. Davažiavom beveik iki pat galo šitos smėlingos vietos. Na ir tada jau galais, negalais jau kaip išgalėdamas parvažiavau. Nes čia visur tai šakės kaip minkšta. Blemba. Eina savo. Geras. Let's go, baby. Šiaip, kitas dabar spotas bus, žinot kur aš tai pasakysiu. Kitas spotas bus mūsų Veliuona. Pasikroviau biškį adrenalino ten važiuojant. Smėlio paklotę truputėlį prasilėkiau. Ir dar sunkoka ant smėlio, bet žiauriai fainai. Daug jėgų reikėjo. Gal tas nedadėjo, kaip sakyt, biškį gerumo, kad važiavau su lagaminais, tai biškį sunkiau buvo. Nu, nes nepratęs taip laviruoti. Bet manau viskas okei buvo. Tai dabar judam toliau, dar 12 km prisideda prie mūsų šiandieninio kelio. Keliai superiniai, vietos gražios, štai ta pilis.
Ilionos atodanga. Per čia atvažiavom. Ką tik gavau sekėjų. Fainiai. Ką linkėjimai vaikučiai iš Velionos. O dabar varom toliau. Ties Seredžiaus piliakalniu. Susifokusuojam. Ir šalia yra Seredžiaus tiltas. Tai prasileiksim. Kiek visur palei Nemuną žmonės plaukioja, stovyklauja. Šiaip labai daug vietų būtent šitoje atkarpoje įvažiavimui vietų skirtų pastovyklaut, žiauriai fainai. Tai jeigu mums taip vakare nuskiltų, tai tikrai nesupykčiau taip pastovyklaut. Grinai prie pat vandenuko, būtų labai faina iš tikrųjų. Šiandien jau, aišku, stovyklavietės ieškosim anksčiau, nes savaime aišku, kad tikrai nebesivėlinsim tiek. O, wow. Dabar yra 6 valandos vakaro, jau lipu nuo Seredžiaus piliakalnio ir varysim toliau. Tai žodžiu, nežinau, kur dar apsistosim, nes dar norim pavažiuoti. Dar porą valandų tai tikrai dar skirsim pavažiavimui, jeigu išeis. Ai, dar ką, kad po kol kas šis piliakalnis ko negražiausiai atvėrė Nemuną. Na, čia irgi tą patį irgi sako, kad gražios vaizdas Nemuno, kokį tai gali pamatyti Lietuvoje. Visų lokacijų neišeina lankyti, bet bent jau pagrindinės bandau lankyti. Čia rodo vien tokį kelią, nu pasižiūrim ant to tilto nuvažiuoti. Palei pat Nemuną.
dar vienas lankytinas objektas Dan. Šiaip yra toks ir senasis, aš praeitą kartą buvau prie senojo. Bet nesvarbu, sueis ir šitas šį kartą. Varom prie bažnyčios, pač kad jau esam prie vietos. Va ta bažnyčia. Nu gražiai. Lietuvoje labai daug gražių bažnyčių. Tai neturiu prie ko prikibti. Suredžius. Bažnyčia. It's only one step till we're finally free. I'm ready for you if you're ready for me. Gerai, čia kaip. Are you ready to breathe? Statom kitą vietą ir vyniojam šitą. Einu šit. Šiaip stoti čia, wow. A, čia toliau nebeatrodo taip. Tai čia bet vis tiek. Wow. Okei. Wow. Čia fainiai. Nu jau dviesi, nežinau, ar nuo tokio nuliptumėm. Oh. Dirba abu stabdžiai, ir priekinis, ir galinis. Būtų viskas tvarkoja. Varom tuo keltu keltis. O, wow, kokia saulė. Jau 7 vakaro. Sulaukėm kelto, laikas ir mum keltis. Čia gal mašina pravažiuoja. Nuvažiuok Priusas. Žvejoja prie pat kelto, wow. Važiuosi. Laikais? Ačiū. O, kietai, ne, esam kitoj Nemuno pusėj. Kaip oficialiai. Nu, mes skrodžiam žvyrkeliu. Kiek truputį bus to žvyrkelio, kiek atsimenu.
Zapiškys. O tai ir bažnyčia. Labai faina vieta atrodo. Varom. Prasivažiuoti. Čia galima aplink ją ratą apsukti? Ne? Eik, gaila, negalima važiuoti. Na, biškai prasėsim, ką? Ir paskutinis objektas Zapiškio senoji bažnyčia. Laukia mūsų dar vienas objektėlis. Ir tada važiuojam ieškoti poilsiavietės. Varom į tokią stovyklavietę, esančią netoli Kadagių slėnio. Už 50 km nuo čia. Tai jau kursimės tada, kai jau pradės temt. Nu bet nieko. Geriau negu vakar pačią naktį įsikurt. Dabar biškį bus geriau. Dar turim šviesos kol kas. Tik reikia judėt. Dabar jau varom į stovyklavietę. Žadėjau užsukti Pyplių piliakalnį. Dabar važiavom link šaltinio. Nepasisekė rast. It's only one step till we're finally free.